Naujienos iš Toleikių projekto. Vyksta viskas ganėtinai greitai. Truputį vėluojam pagal pirminį planą. Iki mėnesio vėlavimas, bet visa kita yra labai gerai. Apeitam, pasižiūrim, pakomentuosiu, kas yra ir kaip darom. Visų pirma, tai dingo vis šitie dideli žemių kalnai ir pasimatė jau projektų kontūras. Tai yra žemės sklypas, jau aiškiai matosi, kokį turės žemės sklypą žmogus. Įdomi vieta čia yra trikampukas, keistas sklypas truputį. Žmogus turės trikampuką, bet žemės pakankamai daug. O ten tas sklypas, tai iš vis labai daug žemės turės. Čia va tas vieta, kur mes sudėjom valymo įrenginius, gręžinius, jinai bus eis tvora nuo namo kampo į šitą dalį ir pasidarys dar aikštelė nedidelė. O ten visur jau daromos trinkelės. Jeigu einam į sklypo kraštą, tai vat matom kokį vaizdą. Čia vat yra ta virbutė, ištempta ilga linija ir geras vaizdas į dirbamus laukus. O taip vat atrodo šitie namai iš šitos pusės, terasa bus ir irgi vietos tikrai pakankamai daug. Čia tai iš viso ganėtinai didelis įdomus sklypas. Vaizdas iš kito sklypo kampo, ta žemių krova dar nusiveš, išsilygins, matosi skylės tvorai, virvė, kur matosi ribos, kita pusė projekto truputį mažiau turės žemės, bet vis tiek jos yra pakankamai daug. Vėlgi čia bus į priekį terasa. Tuoj einam pasižiūrim dar iš kitų dviejų kampų sklypo. Šitas vat sklypo kampas dar įdomesnis, nes čia matosi didelė erdvė šitam namui ir netgi jais medžiai sodinti nereiks. Aišku, tie medžiai gali būti ir nugenėti, ir išpjauti, kaip kam patiks. Bet tai yra ganėtinai gera vieta įsirengti, pavyzdžiui, hamakui tarp dviejų medžių. Įvažiavimas į sklypą bus vienas visiems 4 namams, bus palikta atskira konteineriams vieta. Darbai vyksta stipriai, kaip matot, intensyviai. Viskas birbė, varška, tarška, vidinis kiemas klojamas trinkeliam toj bus ir manau, kad 2 savaičių bėgyje gerbūvis daugmaž bus paruoštas. Na, o visų namų viduje yra jau išbetonuotos grindys, tiek pirmame, tiek antrame aukšte pradėti daryti gipso darbai, jau susukti tašelį ant sienų, viskas ruošiama gipsui. Toj montuosis jau ir pertvaros ir iš esmės už maždaug mėnesio bus namas, taip vadinamas sudailinė apdaila. Gerai žinoti, kad jau yra didelis susidomėjimas šitų projektų ir jeigu jūs domina, susisiekite, būtinai jums jį išsamei aprodysim, papasakosime kaip, kas ir prie ko.